Vykinto Vaitkevičiaus straipsnį "Bandymas atkurti šventaregio mitą" mus įkvėpė ir paskatino prisiminti Palemoną ir jo įkurtą Romanovo šventyklą arba Ramovę, kuri vėliau tapo Krivių Krivaičio buveinė. Ten mes stovim ant Saradžiaus piliakalnio. Kapgi reikia mylėt tėvynį žemaitams, kad jie šitokius piliakalnius padarė, supylė ir šitiek amžių, šitiek metų kariavo su insibrovėliais, kad šitiek pilių gynybinių Panemunę ajo. Tai va, ačiū jums visiems susirinkusiems, ir moterom, ir vyriškiam, ir ačiū, kad dar nepabėgut už užsieniuosna, kas lėkščių plaut, kas šluot gatvių, o kad garsinat savo kraštų ir šitaip jom rūpinat. Šiandien Saradžiaus daugiapunktinio centro moteros ir darbuotojos, jos yra aktorės ir mums paruošė montažėlį. O ar žinot, kiek čia lankėsi, kiek čia visokių senovės mokslininkų, istorikų ir kožnasgi apie tą Saradžių? Tai va, kas tai Saradžius, kodėl tiek žmonių juo rūpinosi ir apie tai rašė? Ar ne čia mūsų pradžių pradžia? Labai prašom, moteriškis. Nuo Mindaugo mirties iki Vytenio mirties. Juzefas Ignotas Kraševskis. Lenkų rašytojas, leidėjas, istorikas. Lietuvos mokslo istorijoje jo darbai užima labai svarbią vietą. Viename svarbiausių Kraševskio veikalų Lietuvos senovės istorija, teisė, kalba, tikėjimas, papročiai, patarlės ir padavimai atgaivinama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinė atmintis. Šis veikalas yra puikus žinių šaltinis istorikams, istorija besidomintiems žmonėms, nes daugelis dokumentų, kuriais naudojosi autorius, iki mūsų dienų neišliko. Palemonui gimė 3 sūnus. Vyriausias Barkus, antras Kūnas, trečias Pera. Vyriausias sūnus Barkus įsikūrė mieste prie jūros upės ir to kunigaikščio vardas susijungė su upės vardu, kuri vadinosi Jūra. O kunigaikščio vardas Barkus, tai tas miestas imta vadintis Jurbarku. Vidurinis sūnus Kūnas atsikėlė prie Nevėžio upės, Žiočių, kur įteka į Nemuną, ir įkūrė miestą, pavadino jį pagal savo vardą Kauno miestu. O trečias sūnus Pera keliavo tolyn per girias į rytus, kur saulė teka, ir persikėlė per Nevėžio upę ir per trečią upę Širvintą. Aptiko ežerą, dabinamą pievų ir įvairių medžių. Pamėgo tą vietą, apsigyveno prie to ežero ir tą ežerą pavadino savo vardu Spera. Teodoras Narbutas gimęs 1784 metais. Lietuvių istorikas, svarbiausias veikalas Lietuvos tautos senovės istorija. 1294 metai. Romuvos prie Dubysos sunaikinimas. Ragainės komtūras Liudvikas Libencelė baigęs reikalingus parengiamuosius darbus ir surinkęs duomenis apie vietovę, kurioje buvo numatęs veikti, pradėjo kampaniją nuo svarbiausio žygio, per kurį į dulkes buvo sutrintos visos jo pirmtakų pastangos. Be to, legendos bylojo apie nuostabius daiktus toje šventovėje. Įgimtas gaudulys turtų vertė visad jų vaikytis. Vokiečiams iš patirties buvo žinoma, nors ir pašėlusi lietuvių gynyba. Juk patyrė, juk nekartą buvo bandoma Nemunu traukianti žemyn užimti tą šventovę. Didis šventovės vaizdas išblėso, išvydu šešiabriaunę sieną, supusią šventą ąžuolą, kurio viršūnėje komtūras iškėlė vėliavą su juoduoju kryžiumi, priešais vėliavą plazdančią Palemono tvirtovės bokšte. Paskui skubinai pasičiupę grobį ir belaisvius kryžiuočiai leidosi veržliuoju Nemunu pasroviui. Jonas Čečiota, gyvenęs 1796–1847. Lietuvių literatūros istorijoje išlieka kaip žymus XIX amžiaus visuomenės veikėjas. Gausus rankraštinis ir spausdintas Čečioto palikimas svarbus Lietuvai. Jo knyga Giesmelės apie senovės lietuvius
galima laikyti giedotinę pagoniškosios Lietuvos kroniką. Ramovės sugriovimas 1294 metai valdant Vyteniui. Į Romovę, taip komtūras Libencelė šaukė. Aukso, kiek sidabro, kiek ten rasim kito gėrio. Kokio džiaugsmo dar bereikia tiems kryžiuočiams, tiems goduoliams. Su taikingu kryžiaus ženklu prie laivų karingai puolė. Medžių pumpurai švelnučiai dar tik skleidės palengvėliai ir pavasarį. Ne karą skelbė mažas vieversėlis. Dar naktis sparnais rumeisiais gaubė miegančią Romovę, kai laivais priplaukė tyliai, priešas linko prie šventovės. Miegančius žynius užpuolę, mirtį nešė, ugnį sėjo, sergėjo tik vieną auksą. Aukso vieno tereikėjo. Tik nedaug ten jo surado, daug daugiau galvų nurėžė. Dūmos kruvinuos saulelė išsigando juodo kryžiaus. Matė bokštai Palemono, kas per naktį čia įvyko. Nebėra Romovės mūsų, vien nuodėguliai belikė. Rankos Lietuvai nusviro, skausmas degino krūtinę, Nemuno banga atplukdžius kryžiuočius atgal ritino. Bykovco kroniką skaitydami 16-19 amžiaus kronininkų, istorikų Alberto Vijūko Kojelavičiaus, Jano Dlugošo, Motiejaus Strijkovskio, Teodoro Narbuto raštus ir šių dienų mokslininkų istorikų pritarimu išdidžiai sakome, kad Seredžius yra pirmoji Lietuvos sostinė. Vat kaip Arvydas sakė, labai svarbu istoriją žinoti ir aišku tas, kas nežino istorijos, tai ir pasmerktas išnykti ir taip toliau, bet aš noriu palinkėti jums visiems nepamiršti būti šiek tiek ir va čia ir dabar, ne? Ir remdamiesi istorijos žiniom, tom šaknim, kurios mums leidžia būti stipriem, pasisemdami tos stiprybės iš praeities, skleisti tos žiedus ir auginti lapus ir šakas dabartį. Šią dieną ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien yra tiek daug žmonių, kuriem yra neabejinga kurie neabejingi mūsų krašto istorijai. Ir ačiū jums tiem, kurie jūs šiandien stovi čia ant Seredžiaus piliakalnio ir šiandien neleidžiat tą istorijai pasimiršti. Sako tauta, kuri pamiršta savo praeitį ir papročius, miršta. Tad labai gera buvo kartu pabūti ir nors akimirką prisiliesti prie žiaulos būtovės. Vienybėje galybė. Thank you.